Labą dieną. Šiuo metu esame Lietuvos zoologijos sode Kaune, kuris buvo įkurtas 1938 metais. Ir eisime pakalbinti keleto zoologijos sodo darbuotojų. Lietuvos zoologijos sodas vykdo ne tik retų ir nykstančių gyvūnų išsaugojimo įvairias programas, bet taip pat didelį vaidmenį atlieka biologinės įvairovės visuomenės švietime. Vykdoma edukacija. Ir dar noriu pabrėžti, kad daugelis gyvūnų rūšių yra likę neišnykę vien dėl zoologijos sodų ir įvairiausių draustinių dėka. Ar dažnai zoologijos sode gyvūnai susilaukia naujagimių? Dažnai, mes kiekvieną pavasarį pradedam skaičiuoti jauniklius ir baigiame juos žiemą. Ištisus metus gyvūnai veda jauniklius ir džiaugiamės kiekvieną kartą gimusių vis naujų mažylių. Iš tiesų, kad susilaukti jauniklio nemažai darbo įdeda tiek specialistai, tiek su ta rūšimi dirbantis gyvūnų prižiūrėtojai. Nes kad susilauktų jauniklių, reikalinga, kad būtų labai suderintas ir racionas, ir tinkamos gyvenimo sąlygos, o taip pat ir būtų parinkta tinkama pora. Kartais būna ir labai didelis erdvus voljeras ir gyvūnų pora sudaryta, o jauniklių nėra ir nėra. O kokių gyvūnų galima įsigyti pas zoologijos sode? Įvairiausių pas mus gimusius jauniklius, kurie yra pertekliniai, kurie neišvažiuos į kitus zoologijos sodus ir kuriuos leidžia Lietuvos įstatymai laikyti namuose, galima įsigyti zoologijos sode, o tuo metu, kuriuos gyvūnus mes parduodame, galite sužinoti, įėję į internetinį svetainę www.zoosodas.lt. Su Afrikos liūtas Simba birželio 1 dieną švęs savo 12-ąjį gimtadienį. Jo istorija nėra eilinė, jisai gimė pas mus zoologijos sode, tačiau mama jo ir jo brolio atsisakė auginti ir teko auginti darbuotojams. Tai taip buvo, kad Simba atkeliavo pas mane į namus ir nuo 1 dienos amžiaus gyveno iki 6 mėnesių. Teko kaip kūdikį keltis ir naktį prie jo, maitinti iš buteliuko, gėrė būtent katės pieną, pakaitalą, mišinėlius. Nu, paskui po truputį pratinomės prie konservų ir paskui prie žalios mėsos. Ar daug gyvūnų pas jūs atkeliauja iš laisvės, o gal jie gimsta zoologijos sode ir jūs juos tiesiog kaip atsivežate iš kitų zoologijos sodų? Šiuo metu iš stambių rūšių gyvūnų iš laisvės nėra nė vieno. Yra visi gimę zoologijos soduose arba pas mus vietoje gimę gyvūnai. O yra tik tai vietinės faunos, tai smulkesni, tai ūdros, barsukai, kurie tiesiog atkeliavo iš gamtos, kuriuos priglaudė žmonės, o paskui paprašė, kad priglaustume mes. Žinant liūtą namuose išryškėja, kad tai yra tikrai ne šuo, o katinas, nes charakterio bruožai, grinai katiniški, jeigu susispirs, jis būtinai darys. Išdresiruoti tai irgi yra sunku. Jam teko augti ir su šuniu, ir su katinu. Šuo, aišku, jį toleravo, gražiai elgėsi, bet katinas, kadangi Simba mėgdavo ištuštinti ne tik savo bliūdą, bet ir kitų augintinių bliūdus, tai katinas į tai reaguodavo labai agresyviai ir ne vieną kartą yra net jį užpuolęs, kai eilinį kartą nuėjo apžiūrėti savo bliūdą ir jisai buvo vėl tuščias. Teko liūtą ginti nuo katino. O kuris nugalėjo? Katinas ir teko liūtuką, nors jis jau buvo tuo metu ūgių didesnis, bet amžių aišku buvo jaunesnis, apginti nuo būtent mano katino, kuris agresyviai buvo nusiteikęs ir sakė, daugiau nebesidalinsiu maistu su liūtu.
O taip, kaip buvo labai tvarkingas, jis liūtas buvo išmokęs savo reikalus atlikti dėžutėje, bet jeigu esant reikalui galėdom uždėti pavadėlį, antkaklį ir išeiti į lauką, kaip su šuniuku. O kaip žmonės reaguodavo, kai išsivesdavote liūtą pasivaikščioti į lauką? Pirmas įspūdis buvo, kai jam buvo 2 ar tai apie 3 mėnesius ir išėjome į lauką, tai manęs buvo paklausę, kokios veislės šunį vedžiojate. Nesuprato, žodžiu, žmonės? Nesuprato. O paskui, kaip jau paaugo, tai jau žmonės jo reaguodavo, tai yra liūtas. Buvo istorija, kad žmonės šalia mūsų kolektyvinio sodo šventė ir sekantį rytą ateina žmona ir sako, ar tikrai pas jūs yra liūtas. Nes sako, vyras vis kelis kartus sako, žinai, pas kaimynus yra liūtas. Tai sako, aš taip sakau, nu žinai, baliavoje, o tai tau sako ir drambliai tai rodysis. Atėję lankytojai į zoologijos sodą gali sutikti mūsų beždžioniuką Muntį su savo drauge vaikščiojantį po zoologijos sodą. Tai mūsų darbuotoja, kuris yra labai populiarus ir vaikai ypač džiaugsmingai jį priima sutikę. Tai va, Muntė. Porą žodžių mikrofoną. Gal galėtumėt papasakoti plačiau apie gyvūnų priežiūrą, jų šėrimą? Iš tiesų, daugelis lankytojų atėję klausia, kaip mūsų darbuotojai nebijo eiti pas liūtą ar tigrą. Iš tiesų, tiesioginio kontakto su plėšriais gyvūnais ir visais stambiais nėra. Pas mus gyvūnų prižiūrėtojai į voljerą pas gyvūną neina. Tik pas labai mažą dalį gyvūnų smulkių įeina į voljerą tvarkydami. O taip yra, ryte ateina, jie užsidaro gyvūną arba į vidinės patalpas, tada sutvarko lauko voljerą, o kai gyvūnas išleidžiamas į lauko voljerą, tada yra jis uždaromas ten ir sutvarkomos vidinės patalpos. Vieni gyvūnai yra šeriami vieną kartą dienoje, kiti gyvūnai yra šeriami 2 kartus dienoje. Tai būtų iš ryto ir vakare. Ruonis, kaip matėte, yra šeriamas 2 kartus. 10 valandą ryte ir 3 valandą po pietų. Beždžionės yra šeriamos kelis kartus dienoje. Plėšrūnai šeriami, plėšriosios katės 1 kartą dienoje. Būna 1 diena iškrovos, o kada savaitė, kada gyvūnai būna bado dieta. Galbūt organizuojate kokios nors šventes gyventojams, kalėdinės eglutes ar kažką tai panašaus? Taip, mes renginių organizuojame ir per metus net apie 10 būna. Jau kaip tradicija yra tapę užgavėnės, vasaros sezono atidarimas, zoologijos sodo gimtadienis. Taip pat švenčiame pasaulinę gyvūnijos dieną. O taip paskui įvairūs tame tarpe renginiai ir šiemet pradėjome švęsti dienas. Tai kaip tik 27 dieną minėsime prižiūrėtojo dieną, kurios metu lankytojai ir galės daugiau sužinoti apie prižiūrėtojus, apie jų darbą, ką jie iš viso veikia ir koks būna jų su gyvūnu tarpusavio santykis. Ar gali jie būti draugais? Jeigu norite puikiai praleisti laiką, nedvejokite ir apsilankykite Kauno zoologijos sode. Ten susipažinsite su retomis ir nykstančiomis gyvūnų rūšimis, o jauki aplinka padės pamiršti visus rūpesčius. Ačiū už dėmesį. Su jumis buvo Moduso TV.